Taigi, kadangi prakiūro jau šitas duslintuvas, sakau, reikėtų pasikeisti biškį normalesnį. Kažką tai visas iš čia perpuvęs, kiauras. Tas diametras toksai siauras. Sakau, reikėtų sumesti biškį platesnį vamzdį. Progai pasitaikys, pažiūrėjom, kiek čia yra. Savo 45 mm vamzdžio diametras. Kadangi gavau vamzdžio 55 mm diametrą, tai ką, reiks ir sudėti. Tuo pačiu. Pažiūrėjom, kokia čia ta skylė. Atrodo visai mažoka. Palyginus, ką statysim. O, skylės. Biškį diametras jaučiasi, jeigu ką. Tai va, tokie reikaliukai. Į džetą sumontuota nauja išmetimo sistema. Šitą viotis alkūnę keičiau. Paėmiau iš Audi A4 tenai. Galinio bakelio buvo. Tokia gan tinkamai man sulenktas vamzdis. Šitą vietą pakeičiau į šitą. Čia skylė labai tokia siaura buvo. 45 mm diametras. Šitą vietą nupjoviau, šitą vietą čia nuvirinau. Kitą vamzdį storesnį 55 mm diametro. Ir ten toliau. Pavyzdžiui, papačią parodysiu. Va taip atrodo visas šitas reikalas. Šitas vamzdis panaudotas iš Opel Vectra dizelio 2.0 irgi 55 mm vamzdis. Toliau lankščiai jungtį virinau. Lanksti jungtis. Vamzdis naujas 55 mm diametro. Sujungimas senas, dar reikės daveržti. Čia vamzdis iš Audi A4 55 diametro. Toliau irgi sulankstytas vamzdis buvo iš 3 Golfo dizelio 55 diametro. Toliau vamzdis 55 diametro iš Audinės. Ir gale kažkoks tai sportinis bakelis. Žodžiu, turėjau jį, sugalvojau, kad reikia uždėti. Blogiau nebus. Nu tai ką, visas duslintuvas jau pabaigtas. To iškursim, žiūrėsim, koks šitas garsas gavos.